ten iš tikrųjų, na, tikrai sustarimo trūksta visuomenės ir trūksta iš tikrųjų supratimo, o kągi turėtų daryti visuomeninis transliuotojas. Ir dabar kaip tik yra kuriama strategija LRT nauja ir aš pradžių turėjau vilčių, kad tai galbūt taps ta kelrodė žvaigždė, bet aš pamažu prarandu viltį, nes ten panašu, kad mes turėsim dokumentą, kuris vėl bus be jokio patikrinimo dalykų. Nes paprastai, dar vienas dalykas, kas labai svarbus, kaip yra tikrinamas, reiškia, efektyvumas kažkokios tai įmonės. Tai yra, na, jeigu kalbam apie žiniasklaidą, tai yra du būdai patikrinti. Tai vienas yra, ar tu dirbi pelningai ar ne. Antras yra, ar tave žiūri, ar tave skaito. Tai šiuo atveju LRT nevykdo nei vieną, nei kitą kriterijus. Ir būdo pamatuoti taip pat nėra. Reiškia, pelningumo tot negali, kadangi tai išlaikome iš biudžeto. O kai sako apie reitingus, tai dažniausiai atsakymas būna, kodėl maži reitingai. Todėl, kad mes darom misiją. Bet tai, na, kokia ta misija, jeigu nėra kam tu tą misiją skleidi kartais. Tai vat, ir bandymas, tarkim, naujoje politinėje strategijoje įsivesti kriterijų tam tikrą, kad, matuokim, įsiveskim minimalią ribą, kiek turėtų žiūrėti tą misiją už 70 milijonų Lietuvos žmonių. Kiek? 5 procentai, 10, 3 ar 1 ar 0,1. Ir čia susidurėm su didžiuliu pasipriešinimu. Nes tada žmonės žinos, kad jeigu yra kažkoks tikslas bent jau, siekiamybė, tu turi kažką daryti, kad jis būtų pasiektas. Nes šiandien siekiamybės jokios nėra. Tu gali tiesiog leisti pinigus, daryti misiją ir likti už nieką neatsakingas.